Taip, pasirinkimas žmonėm dar vienas. Nu, čia jau iš viso, čia jau žvėris. Čia yra didelios lašišos pagausi 10-15 kg, lašiša 20 kg, tai šitas pėlis sudoros viską. Jis jau yra galingas, didelis, ilgas, meistrų darytas, labai rimtas, patogiai galinga rankena. Tiesiog būtent šitą geometriją, tokią kaip matote, tai yra viena geriausia filiavimų, jau tiek stumiantys pjauna, tiek traukiantys pjauna, jau labai fain. Taip pat yra suformuotas mikrotakas geležti ašmenyse, kuris aišku tik per mikroskopą matosi, ir taip pat 80-20% yra, tai gana sudėtingas, gana sunkus galandinimas. Šitam pėliui apie 40 eurų būtų pirminis galandinimas. Tai žodžiu, mažiausiai 40 eurų kaina. Tiesiog ne tik tai dėl ilgio, bet ir dėl linkimo. Na ir aišku, pats pėlis jis yra restauruotas. Jau dabar, aišku, nebegaminamas, tokių modelių rasti, tai manau, nerastumėt, kad ir ieškotumėt. Nu ir čia yra labai prabangus pėlis ir įvertintas gana daug. Tai yra 550 eurų tas pėliukas, nu, daug. Jeigu atsiras norinčių šitą pėlį įsigyti, tai sakyčiau 280 eurų šiandien būtų, na kaip sakau, per šį išpardavimą tai būtų galutinė kaina. Manau, tai labai gera kaina, nes, pinigai, aišku, suprantu, yra pinigai, vis tiek jie yra sunkiai uždirbami, bet tuo pačiu ir už tiek niekur nenupirki. Tai, nieko. Aišku, kelias dienas prasimaitinį, ten, patys žino, kokie vertė pinigų dabar. Tai 280 eurų, jeigu norit labai rimtą žuvį filiuoti. Ir tikrai plienas superinis. Iki.